We are very happy now. Mes esame visi labai laimingi dabar pereiti prie pagrindinio pranešimo. Mes dabar išgirsime Aną Damas Dematos, vyriausiąją politikos analitikę, kuri prisijungs prie mūsų nuotolių ir kalbės apie EBPO užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato išvadas. Ačiū labai, kad mane pakvietėte dalyvauti šiame renginyje, šioje konferencijoje. Aš tikiuosi, kad jūs mane girdite ir matote mano skaidres. Taigi per šį pusvalandį aš pasistengsiu parodyti keletą naujausių EBPO darbo rezultatų. Pažiūrėsime į rezultatus, pakalbėsime apie sunkumus ir iššūkius, su kuriais susiduria tam tikros grupės, ypatingai imigrantės moteris ir motinos. Ir mes pakalbėsime apie užimtumą, nes tai yra labai svarbus aspektas ir šiek tiek taip pat pakalbėsime apie būsto klausimus. Taigi pradžioje aš norėčiau su jumis pasidalinti keliais faktais apie imigrantų skaičius EBPO šalyse. Ir pastaraisiais metais tikrai buvo daug pokyčių. Per 10-metį iki 23 metų imigrantų dalis EBPO šalyse padidėjo nuo 9 iki 11%. Mes turime šalių, kuriuose imigrantų skaičiai yra stabilus, tai šalys tokios kaip Čekija ir kitos. Kada mes kalbam apie imigrantus, mes turim suprasti, kad šie skaičiai turi būti lyginami su vietiniu gyventojų skaičiumi. Pavyzdžiui, šalise, kuriuose yra daug rusakalbių gyventojų, situacija gali būti kitokia. Pastaraisiais metais migracija EBPO šalis pasiekė rekordinį lygį. 23 metais buvo 6,5 milijono nuolatinio tipo migrantų. Tai yra labai didelis augimas lyginant su 22 metais ir milžiniškas lyginant su pandemijos metais. Ir tai yra ne tik tai nuolatinio tipo migracija, kuri yra labai svarbi. Mes taip pat turime daug laikinų darbuotojų, tarptautinių studentų, prieglobsčio prašytojų ir šie skaičiai taip pat EBPO šalyse auga. Apart to mes žinome, kad EBPO šalys suteikė pastogę beveik 5 milijonams priverstinai perkeltų ukrainiečių. Ir mes žinome, kad daugiausia pabėgėlių absoliučiai skaičiais yra Vokietija, Lenkija ir Jungtinės valstijos. O skaičiuojant kaip pagal santykį su nuolatiniais gyventojais, tai yra Estija, Čekija ir Lietuva. Atsižvelgiant į šią situaciją, mes matome, kad emigrantų padėtis darbo rinkoje gerėja, tačiau kai kurios grupės atsilieka. Viena iš gerųjų naujienų yra tai, kad imigrantų užimtumas 23 metais buvo rekordinis. Tai buvo tikrai aukščiausias užimtumas per visą tyrimo laikotarpį. Ir užimtumo lygis įvairiose šalyse yra atspindėtas šiame grafike. Mes čia matome Europos Sąjungą, Jungtinės valstijas, Vokietiją, Šiaurės šalis. Viena iš išimčių yra Vokietija,
nes imigrantai dar nėra pilnai integruoti į darbo rinką, bet apskritai vaizdas yra labai pozityvus. Emigrantai yra labai heterogeninė grupė ir mes pasistengėme pasižiūrėti įvairias imigrantų kategorijas, tai yra 21 metų skaičiai. Ir mes matome, kad imigrantai, kurie vyksta į kitą šalį dirbti, jų užimtumo lygis yra aukštesnis ir tai nestebina. Ir paprastai su didžiausiais iššūkiais susiduria moteris ir užimtumo lygis gali būti nuo 20 iki 30%. Bet jeigu mes pasižiūrime į ukrainiečių pabėgėlių patekimą į darbo rinką rezultatus, mes matome, kad jie lengviau integravosi į darbo rinką ir jų užimtumo lygis buvo aukštesnis, tai yra dėl to, kad ukrainiečiai turėjo geresnį išsilavinimą, buvo tam tikri egzistuojantis tikslai. Kai kurie ukrainiečiai jau anksčiau buvo gyvenę tose šalise. Ir šiandien ryte mes girdėjome apie šią situaciją ir metų pabaigoje bus apibendrinti nauji skaičiai. Taigi, viena grupė, kurie paprastai turi problemų integruojantis darbo rinką, yra emigrantės moteris. Mes turime 23 metų duomenys, kur įdarbinimo lygis buvo 60%, bet kai kuriuose šalyse atotrūkis, lyginant su vietinėmis moterimis, yra labai didelis. Vidutinis migrančių moterų užimtumo lygis ES siekia 57%, BPO 60%. Jeigu mes pasižiūrėsime į tokias šalis kaip Norvegija, Švedija, atotrūkis yra net 10 procentinių punktų. Tačiau atotrūkis tarp imigrančių motinų ir šis atotrūkis yra dar didesnis. Taigi mes matome, jeigu mes pažiūrime tik tai į motinas, mes matome, kad užimtumo atotrūkis vidutiniškai siekia 20 procentinių punktų lyginant su vietinėmis motinomis. Tai yra milžiniškas atotrūkis. Baltijos šalyse atotrūkis yra didelis, bet ne toks didelis, 10-15 procentų. Bet Danijoje, Suomijoje, Švedijoje 20 procentų ir netgi 20 procentų Norvegijoje ir netgi pietų Europos šalyse, tokiuose kaip Graikija, Italija, Ispanija, atotrūkis yra didžiulis. Taigi nepriklausomai nuo to, kokia tai yra darbo rinka, šis atotrūkis egzistuoja visur. Taigi buvo 23 metais atliktas tam tikras tyrimas, tai yra tarptautinė migracijos apžvalga, kurioje buvo analizuojama imigrančių moterų integracija. Ir mes matome, kad įsidarbinimo kliūtis, tai yra individualios preferencijos, tačiau svarbu ir institucijos. Moteris dažnai yra priverstos dirbti ne visą darbo dieną ir tiesiog jos yra tarsi įkalintos neaktyvume. Taip pat buvo ataskaita šiaurės šalių ir
Šis tyrimas vadinosi integracija į darbo rinką ir čia jau dėmesys buvo skiriamas tik tai šiaurės šalims, analizuojamos tik tai šiaurės šalis ir taip pat buvo geriausios praktikos analizuojamos, kur yra kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į imigrančių motinų sunkumus, užtikrinti, kad jos galėtų gauti vaikų priežiūros paslaugas, kad gautų įvairią pagalbą, kad programos būtų lankščios, kad būtų organizuojamos grupės besilaukiantiems tėvams, kaip buvo minėta Danijoje, ir pagalba imigrantėms moteroms integruotis į švietimo kontekstą ir panašiai. Taigi, kada mes žiūrime į šią ataskaitą, mes tikrai randame daug įdomios informacijos. Pastaruoju metu mes žiūrime į integraciją įvairiais aspektais ir mes norėjome pasižiūrėti imigrantų entrepreneurystės klausimą ir pasižiūrėti, ką tai reiškia integracijos prasme. Mes visi manome, kad migrantai pasižymė stipresnėmis savybėmis negu vietinė. Taigi, dažnai mes matome, kad migrantai yra linkę savarankiškai dirbti ir savarankiško darbo santykis yra darbas yra gana nemažas. Yra šalių tokių kaip Rytų Europos šalis ir ypatingai Čekija, Slovakija, Kanada, Jungtinės valstijos. Taip pat mes matome tokius atvejus Lietuvoje, Estijoje. Iš kitos pusės yra šalių, kuriuose imigrantai niekada nedirba savarankiškai arba beveik niekada. Tai yra Islandija, Japonija, nes tai yra šalės, į kurias migrantai yra darbo migrantai. Jie atvyksta dirbti. Taigi tikrai kontekstai yra labai skirtingi. Taigi dabar migrantų indėlis į inovacijas. Mes matome antraštės, kurios sako, kad migrantai daro didžiulius indėlius. Ir žinote, kad pavyzdžiui 23 metais 45% kompanijų buvo įkurti imigrantų arba jų vaikų, arba kad Amerikoje, arba pusė Amerikos vienaragių buvo įkurti imigrantų. Taigi klausimas buvo pasistengti suprasti, kokį indėlį daro imigrantai į vairias kompanijas. Tikriausiai nestebina, kad dauguma savarankiškai dirbančių asmenų nedirba labai aukšto lygio mokslinių tyrimų ir plėtros sektoriuose, bet pasiskirstimas tarp užsieniečių ir vietinių yra daugmaž vienodas. Yra tyrimai atlikti Kanadoje ir Jungtinėse valstijose, kur buvo analizuojamos įmonės įkurtos migrantų ir vietinių ir buvo nustatyti įvairūs rezultatus, kartais jie buvo labai panašus. Bet išvada tų tyrimų yra tokia, kad
migrantai gali padaryti teigiamą poveikį. Ir kalbant apie darbą, įdarbinimą, tai yra irgi disproporcija. Pirmiausia, turite žinoti, kad beveik visose šalise, kad individualiai dirbantis migrantai paprastai nesamdo kitų. Tai labai priklauso nuo veiklos, kurioje dirba ir taip pat nuo individualių savybių. Ir tai buvo duomenys panašus visose šalise. Bet reikia žinoti, kad daugeliu atveju 2/3 maždaug savarankiškai dirbančių, jie neturi kažkokių tai samdinių dar. Jeigu paimsime skaičiavimus, jeigu paimsime 10 darbingo amžiaus migrantų, tai 25 šalise, iš kurių turim duomenis ekonomikai, sukuriamos dar 2 papildomos darbo vietos. Kadangi didėja migrantų populiacija, tai reiškia, kad nuo 2011 iki 2021 šiose šalise bus sukurta 4 milijonai papildomų darbo vietų. Tai yra 15% užimtumo augimas. Tai darbingo amžiaus migrantai sukuria daugiau darbo vietų, kai kur, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Didžiojoje Britanijoje ir taip pat Čekijoje, Vengrijoje ir kitur. Tai migrantai linkę labiau dirbti savarankiškai, o ne kurti didelės įmonės. Taip yra, migrantai prisideda neproporcingai, nes dažniausiai jie eina dirbti savarankiškai. Kita medalio pusė, tai kad savarankiškas darbas leidžia migrantams apeiti sunkumus ieškant darbo. Ta prasme, jie vėl noriu pabrėžti tai, kad savarankiškas darbas iš būtinybės. Tai ar tikrai taip vyksta ir kokiu mastu? Tai bent jau EBPO šalyse ir ES šalyse mes pastebėjome, kad šie duomenys jau kelių metų senumo, kad tai mes matome, kad migrantai buvo savarankiškai dirbantis, bet dažniau jie norėtų būti ir susirasti darbą kaip samdomi darbuotojai. Ir daug didesnė dalis sako, kad dirba savarankiškai, nes negalėjo susirasti darbo. Tai kai kuriais atvejais tai gan toks priverstinis pasirinkimas. Tai jeigu esi savarankiškai dirbantis, tai jis integruojasi darbo rinką ir kai pasižiūrėjome duomenis, mes sakom taip, žmonės, migrantai dažniau pradeda dirbti savarankiškai, kad verslas išgyventų ir taip pat pastebėjome, kad migrantai taip pat labiau linkę išeiti iš savarankiško darbo, jis kartais net renkasi nedarbą. Šitie skaičiai yra gan dideli. Tokiose šalyse kaip Austrija, Šveicarija, Portugalija, Graikija, Danija, kad imigrantai bent 50% yra labiau linkę palikti savarankišką veiklą. Taigi, kad sprendimas būtų ilgalaikis, turime pasirūpinti, kad tokie žmonės rastų samdomą darbą arba rimtesnį verslą. Tai tik tai 1/3 migrantų verslininkų yra moteris. Tai galioja migrantėms verslininkėms. Jų
atstovavimas yra mažas gan sektorija. Tai jeigu žiūrime visus šitos indikatorius apie darbo rinką, tai matome, kad rezultatai yra stipresni, kas liečia savarankišką darbą. Bet taip pat jos linkusios pradėti dirbti savarankiškai, bet ir išeiti iš jo labiau nei vietinės moteris. Ir ES ir ELPA šalise savarankiškai dirbančios migrantės dažniau sako, kad norėtų dirbti samdomą darbą. Ir į tai reikėtų daugiau dėmesio atkreipti. Žinoma, jeigu žiūrime į tai, kas nauja tarp imigrantų verslininkų, tarp entrepreneurystės, tai yra ekonomikos augimas, įvairios darbo platformos. Jeigu pasižiūrim, tiesiog pojūtis yra, kad atstovavimas nepakankamas, yra kažkokių tai rodymų Kanadoje, Jungtinėse valstijose, bent jau visiškai nauja apklausa Kanadoje. Tai jeigu atsižvelgsime į visus, kurie, kad pasižiūrėsim, kad kažkas pradėjo daryti Uberyje ar kitose platformose, tai dažnai imasi tokio darbo platformose migrantai ir jie skelbiasi kaip dirbantys, bet daugeliu atveju jų darbo sąlygos yra labai artimos samdomiems darbuotojams. Tačiau žmonės neturi tų pačių socialinių garantijų kaip samdomi darbą, ir tai yra tokį nerimą keliantis dalykas integracijos atžvilgių. Yra įrodymų, kad kurie rodo, kad savarankiškai dirbanti migrantai, kad jie negali pasirinkti savo darbo valandų, arba turi tik vieną klientą, arba vieną dominuojantį klientą. Ir kyla rizika didesnė, kad jiem gali tiesiog nepasisekti. Dabar kalbant trumpai apie būsto iššūkius tarp EBPO migrantų, tai netiek daug duomenų, bet tai yra dalykai, su kuriais susiduriam EBPO šalise. Tai iššūkiai susiję su darbo rinka ir įperkamo būsto radimą. Jeigu pasižiūrėsim duomenis apie būstą, mes matysime, kad daugiau nei kas 6. imigrantas EBPO ir Europos Sąjungoje gyvena perpildytose sąlygose. Ir procentaliai tai didesnis skaičius negu vietinių gyventojų. Ir mes matome, kad migrantai gyvena prastesnėse sąlygose, jie mažiau išleidžia būsto nuomai ir tokie duomenys yra beveik visose šalise. Taigi priklausomai nuo tų problemų, su kuriomis susiduria šalis, tai ką daryti. Tai gali būti finansinė pagalba, tai galbūt kažkiek subsidijuoti būstą ar padėti lengviau gauti paskolas. Taip pat galbūt gali būti skirtingos problemos tarp įvairių migrantų grupių. Tai pavyzdžiui, Nyderlanduose išleisti nauji įstatymai, kurie užtikrina, kad būtų vienodai sprendžiamos migrantų problemos. Japonijoje, pavyzdžiui, irgi jie taip savotiškai sprendžia. Kitas dalykas susijęs su būstu, tai pavyzdžiui, tarptautiniai studentai. Tai daug šalių priima tarptautinius studentus, pavyzdžiui, Nyderlanduose, bet ir Kanadoj.
Bet tas spaudimas dėl būsto susiradimo, tai tarptautinių studentų skaičius mažėja, pavyzdžiui, taip Kanadoje vyksta, ir tų laikinų migrantų situacija, kai jie negali įpirkti būsto dideliuose centruose, tai jeigu pasiūla būsto didėja, pavyzdžiui, Niderlanduose stengiamasi tą daryti, ir taip bandoma taip prisitraukti daugiau tarptautinių studentų. Taigi skirtingas požiūris, skirtingos politikos. Taip pat yra rizika, kad dėl benamystės, apie tai nedaug žinome, tai mes EBPO šalyse bandoma suprasti, kokios yra rizikos dėl būsto migrantams. Tai tos šalys, iš kurių turime duomenys, iš įvairių apklausų, įvairių šaltinių, mes matome, kad migrantai yra, jų procentas labai didelis tarp benamių. Ir tikimybė, kad migrantai taps benamiais, yra didesnė. Tai Norvegijoje, Vokietijoje tai yra kartais matuojama. Ir pagrindinis dalykas, kas susijęs su būstu, apie kurį dažnai pagalvojate, tai yra galimybių aprūpinti būstų. Daug žmonių, kuriuose svyruojantis yra skaičiai humanitarinių migrantų, taigi šalis, kuriuose yra ES pakraštyje, pavyzdžiui, Bulgarija, tai kyla problemos, kiek yra vietų priimti pabėgėlius ar migrantus. Ir todėl labai bendradarbiauti reikia su savivaldybėm, kad išsklaidyti migrantus, kad būtų labai įtraukti privačių namų ūkių pasiūlą ir taip pat finansinę paramą siūlyti. Ir tai tapo labai svarbu pastaraisiais metais. Aš bandau jums suteikti tokią apžvalgą, tai nėra išsamus, išsami informacija apie tai, kas vyksta EBPO šalyse, bet tiesiog tokią bendrą atžvalgą matome visose šalyse. Taigi išvados, kad migrantų srautai labai padidėjo per pastaraisius metus visose kategorijose ir rezultatai integracijos gal pagerėjo, dėl to, kad gerėja galbūt darbo rinkos situacija, bet ne visiems, pavyzdžiui, migrantėms moterims, migrantėms motinoms, ir tą reikėtų įsigilinti, geriau suprasti, kad pritaikyti geresnės integracijos perspektyvas. Ir buvo naudojama daug integracijos programų ir įvairios šalys prisideda prie imigrantų įtraukimą į vietinę ekonomiką, bet reikia daugiau dėmesio. Paliksiu šiokių tokių nuorodų, turite mano elektroninio pašto adresai, jeigu jūs domins, aš labai mielai atsakysiu ir labai ačiū už jūsų dėmesį.